Dalinuosi technika, kurią galit naudoti vieną kartą per dieną ir tiek dienų, kiek reikės. Bet kurią techniką naudojant ir bet ką manifestuojant, viskas priklausys nuo to, kiek jūsų įsitikinimai leis priimti manifestaciją ir kiek jaučiasi saugi jūsų nervinė sistema. Jeigu tikit, pasitikit, o geriausia, jeigu žinot, kad tai tikrai veiks, suveiks maks 100% ir tai bus jūsų, tuomet viskas labai gerai. Jeigu yra neužtikrintumas, netikėjimas, abejonės, tada prieš atliekant techniką skirkit laiko nuraminti savo protą, savo nervinę sistemą. Kuo labiau ramiau ir saugiau jausitės jau dabar, tuo bus geriau. Tai galima prasikvėpuot, pamedituot, pasivaikščiot, čia jau kaip kam patinka ir tinka. Jei prieš techniką ar pačio proceso metu, ar po technikos kyla klausimai, kaip su veiksmais, ką daryti, kaip daryti, kada gausit, ar negausit, ar čia iš visų veiks, tai yra indikatorius, kad vis dėlto esate išgyvenimo režime. Nors ir sakot, ar galvojat, kad pasitikit procesais, tikit, esat užtikrintas ir jaučiatės ramiai ir saugiai, bet vis tiek persekioja įkyrios mintys, overthinkinat, kitaip sakant, kas, kaip, kada, jeigu taip, jeigu anaip ir galiausiai niekaip, tai yra signalas, kad vis dėlto esat išgyvenimo režime. Jei sakot, manot, kad jums viskas gerai su pasitikėjimu, bet jūsų galvoje kuriasi begalės scenarijų, kaip jeigu vienaip, kaip jeigu kitaip ir dabartyje jaučiatės pasimetęs, tai yra indikatorius, kad vis dėlto esat išgyvenimo režime. Galvot, mąstyt, planuot, kurt, viskas su tuo yra gerai, tai yra būtina, bet tai turėtų būti iš vidinės ramybės. Tai pačios technikos pirmas žingsnis yra intencija. Aiški intencija, ką norit prisitraukti. Rašykit taip, kad jau tai turit. Pavyzdžiui, aš čia pasirašiau 2 bilietai pirmoji eilėj Candlelight koncerte. Labai svarbu, kad intencija būtų labai aiški. Antras žingsnis yra vizualizacija. Tai reiškia, kad matau, įsivaizduoju, kad jau tai įsigyvendinu, kad jau tai yra mano. Galite įsivaizduoti, kaip vyksta pats procesas ir įsigyvendinimas. Kas manifestuojat konkrečią, tarkim, pinigų sumą, tai pamatot, kaip gaunat pranešimą, kad gavot tą sumą, arba kaip atsidarot savo banko sąskaitą ir ten pamatot savo tą sumą. Mano variantu save su savo dukra matau koncerte. Matau, kaip atrodo aplinka, matau ten grojančius žmonės įvairiais instrumentais, girdžiu atskirai smuiką, pianiną ir taip toliau, iki smulkmenų. Trečias žingsnis – jausmas. Su kokia emocija ar kokiu jausmu pirmiausia jums asocijuojasi šis dalykas, šis noras, kai jau jį turit. Jeigu kyla nerimas, abejonės, dvejonės, tada žiūrit, kokie lenda įsitikinimai, į kokias programas remiasi, kas bando blokuoti gavimą. Jeigu jaučiatės gerai, ramiai, jaučiate dėkingumą už tai, galbūt meilę, tada su šituo jausmu pabūnat. Ketvirtas žingsnis – mintyse arba dar geriau tai balsu kelis kartus pakartot savo sugalvotą afirmaciją. Pavyzdžiui, aš esu dėkinga, kad šis mano noras išsipildė taip lengvai ir taip greitai. Arba džiaugiuosi, kad jau turiu bilietus į koncertą. Arba tiesiog bendrai, aš visada lengvai gaunu viską, ko man reikia ir ko aš noriu. Žinoma, kad taip, ne, su užtikrintumu. Dieną naktį sėkmė lydi kiekvieną mano žingsnį. Tinka bet kokia pozityvi teigiama afirmacija. Ir 5. žingsnis yra kartojimas. Jeigu turit ne vieną intenciją, tai prasukat ratą vėl naujai su nauja kita intencija. Tada šito proceso metu gali ateiti vidinis žinojimas, supratimas arba tam tikri atsakymai, arba supratimas, kokį veiksmą reikia padaryti, tai būtinai darot. Veiksmas kartais gali būti ir labai mažas, skambutis kam nors ar žinutė, tai neatmeskit tų mažų tokių visokių dalykų, minčių, kurios ateis, nes protas gali sakyti, kad nesąmonė, koksgi čia tas veiksmas. Bet kartais veiksmas gali būti ir tiesiog nuėjimas išsiplauti indus ar išgerti arbatos puodelį.
Ir šitos 5 žingsnius apsukti mažiausiai bent per 60 sekundžių. Tai reiškia mažiausiai su viena intencija užtrunkam 1 minutę. Kam reikia ir kam norisi, galit kiekvienam žingsniui skirti po 1 minutę. Galvot daug kartų per dieną ar karts nuo karto pagalvot apie tai nereikia. Atėjot, prisėdot ar ten prigulėt, atlikot ir pamiršot. Žodžiu, einat toliau gyventi savo gražų gyvenimą. Sekančią dieną, jeigu dar neišsimanifestavot, pakartojat. Ir taip kartojat tol, kol gaunat savo norą. Tai jeigu patiko, jeigu norisi daugiau įvairių technikų, informacijos ir pasidalinimų apie tai, palaikinkit, pakomentuokit, taip man leisit žinot.